Petrai, žiūrėkit, įsivaizduokit tokią situaciją, kad, prezidentas taip paukšt ir pasako, gerai, Gabry, važiuok tu į tą Briukselį ir būk tu ten kokiu nors komisaru nuo Lietuvos. Ir čia nesimaišyk. Kiek nenustepčiau. O kaip jūs veiksit? Ar jūs pasakysit, pavyzdžiui, tam parlamentui Europos, kokiu nors, bet tai būdų yra, jūs randat būdų. Pranešti, kad čia yra nepopuliariausias Lietuvos politikas. Jisai neatstovauja nieko Lietuvoje, jisai atstovauja kažką tai kitą. Lietuvoje kentėjo visą savo istoriją nuo žmonių, kurie dirbo ne jai. Provokacijas darė su Rusija, tai su Kaliningrado tranzitu. Jis tai, ko negalėjo pats pasidaryti Putinas, jis padėjo Lukašenką įkišti į Putino glėbį. Šitas žmogus tarnavo ne Lietuvai, tikrai ne Lietuvai. Ir jeigu bus tik tais galimybė, tą pasakysiu ir nedarykit klaidoj. Ir niekada savo pozicijos nederino jisai net su Europa. Tai faktas. Petrai, džiaugiuosi, kad ir iš mano tekstų kai kas išliko. Bet tai gerai. Prižadu visokias pagalbas, jeigu tokius tekstus sakysi. Būtinai. Kiek galėdamas. Mes turime Petrą, pavyzdžiui, frakcijų, kurioje, pavyzdžiui, yra Meloni. Ir jisai sako Meloniai, kurios referentai jam skambina. Ir tuo metu, kada, pavyzdžiui, kokį Landsbergį grūda į Eurokomisarų, sako Meloniai. Mums maloniai prašome šito veikėjo nebalsuotų už jį. O Meloni yra ta, su kuria von der Leyen neišvengiamai pradėjo flirtuoti dar prieš rinkimus. Tai sakyti, kad Petras neturės įrankių paveikti, būdamas greta tos auksinis balsas pas auksinio balso frakciją, be kurios nebus galima Europai priimti jokių sprendimų. Tai Petras visada galės prieiti prie tų ir užspausti rankinį stabdį ant šitų visų dalykų. Davai palaukim, kol susiformuos labai aiškus paveikslėlis. Jau viskas aišku, jau visi balsai suskaičiuoti. Ne. Visi balsai suskaičiuoti. Von der Leyen frakcija neturi daugumos. Leiskite pasakyti, kad nėra labiau nuo lobistų priklausomos organizacijos negu Europos parlamentas. Vėl Audris atkrito. Į Landsbergį. Tom savo fantazijom, supranti, bando dabar makaronus užkabinti mūsų klausytojo anonsų. Dabar tiesa, galiu pasakyti tiesą. Anonsas. Žiūrėkite, OpTV vienintelis kanalas, kuris parodys 2 sensacingas naujienas iš Europarlamento. O naujienos bus tokios. Kai Petras gaus iš VRK pažymėjimą, teismas nebegalės tęsti baudžiamosios bylos ir turės kreiptis į Europarlamentą. Ir dabar įsivaizduokite, išeina pranešėja Meloni ir sako, paklausyk, ir sako, mūsų frakcijos narys, Petras Gražulis, yra Lietuvoje persekiojamas už Biblijos citavimą ir perskaitys ištrauką iš teismo sprendimų ir paragins neatiminėti iš Petro neliečiamybės. Bet čia ne viskas. Antrasis veiksmas, irgi žiūrovai stebėkite tik per OpTV, mes specialiai padarysim tik per OpTV. Antrasis bus veiksmas. Teismas, kuris bando Čmilytės prašymą iškelti jam baudžiamą bylą už tai, kad jisai tampė jos senelio uniformą tankisto sovietinio, teismas taip pat bus priverstas kreiptis į Europos parlamentą ir vėl išeis Meloni ir sakys, žiūrėkit, buvęs konstitucinio teismo pirmininkas žvaigždę savo Facebook'e sovietinę demonstruoja visaip kaip, jam bylos nėra. O mūsų Petrai už tai, kad priminė, kad Čmilytės senelės ir tėvas dirbo Sovietų sąjungai, kurie atsakingi taip pat iš dalies už tai, kad siaubė Lietuvą per karą antrą pasaulinį ir po karo, vat jį vėl nori šio atimti mandatą ir siūlo neatiminėti mandatą. Tai jūs įsivaizduokit, Petras jau yra europinis lygmuo, jau Europa svarstys, ar galima už Biblijos citavimą Petrą teisti. Jūs įsivaizduojat, rinkėjai, va štai kokį jis gerą darbą padarė. Biblija bus cituojama Europos parlamente. Petrai, žiūrėk, tu sakyk taip, supranti. Aš trolinau Čmilytės senelį, kuris vežiojo sovietinį propagandistą siūliusi prievartauti moteris Vokietijoje. Ir gausi visus vokiečių balsus. Erenburgo draugelis. Erenburgo draugelis, čia nešposai. Audriau, čia nešposai ir rimtas dalykas. Aš suprantu, kad
vaikai už tėvų kaltes neatsako. Bet anūkai atsako. Anūkai neatsako, bet palauk, užimi tokias pareigas, tu tyli, kai aš kokius 5 kartus ėjau, Čmilytė, tu turi pasakyti savo poziciją. Pritari senelio veiksmams, kad jis su tanku įvažiavo į Lietuvą, savo tėvo veiksmams, kad KGB. Ar tu nepritari? Jei nepritari, pasakyk, kad aš smerkiu savo tėvo ir senelio veiklą. Nei karto, nei Tu nori, kad kaip Tapinas pasielgtų. Ir jinai nei karto taip nepasakė, tai reiškia, pritari senelio veiklai. Ne, jinai dar matai. iš Seimo tribūnos jinai Petrui atvežė, kad Petras dar buvo Seimo narys. Sako, reiškia, negalima mirusių kritikuoti. Ir tada Petras nušonė mikrofoną. O tai Stalino, reiškia, irgi nebegalima kritikuoti. Bo numirė. Numirė. Tai žiūrėk, kas yra, man tai iš dalies yra šiurpu. Aš sakau, tikrai vaikai nebūtinai tokie, kokie jų tėvai arba seneliai, bet pasakyk, tu esi Seimo pirmininkė, antras žmogus Lietuvoje. Visi žino tą istoriją. Pasakyk, kad man labai gaila dėl mano senelio ir tėvo veiksmų, aš nepritariu, aš smerkiu, dabar tyli. Tai kokia jos pozicija? Audriau. Sunaikinti Lietuvių kalbos komisiją, kultūros paveldo komisiją, etinės globos komisiją, visas šitos dalykus sunaikinti, va, iš tas man rodo, kad jinai visiškai pritarė senelio veiklai, savo tėvo KGBisto veiklai pritarė ir dar mano versija yra tai, kad jinai iki šios dienos galvoja rusiškai. Jos atsiradimas šitose pareigose yra tiesioginė konservatorių atsakomybė. Sprendė, nes... Ir darbo partijos. Na, Tarp kitko, darbo partija. Aš priminsiu tiesiog Čmilytės patapimo šitągi Seimo pirmininkė aplinkybės. Tada kas, profesorius, kuris ten išėjo iš frakcijos, sakydamas, kad šitaip daryti negalima, būtent dėl jos praeities. Glaveckas. Amžinatilsi. Glaveckas pareiškė. Iš posėdžio išėjo. Iš posėdžio ir iš frakcijos išėjo. Išėjo iš frakcijos, sakydamas, kad šitaip elgtis negalima. Ir tai buvo dylas tarp, va čia mes kalbam apie patriotinės partijos ir taip toliau, valdančioji dauguma, patriotinė, jinai ten Ukrainą remia. Čmilytė nenusivelka, man atrodo, iš avankos. Bet tai yra tas atvejis, kada pasakė, kad čia yra susitarimas tarp darbo partijos. 2 Viktorai susitarė, kaip ten buvo pasakyta. Viktoras Čmilis ir Viktoras Uspaskichas. Nuostabu. Na va, tai buvo tokia aplinkybė. Ir tarp kitko, viena detalė, tai pažiūrėkit visi, kad taip pat tas vyko susitarimas, nors ponas Mazuronis dar man išvakarėse tvirtino, kad mes tikrai, Petrai, dėl tavęs nebalsuosim ir nedalyvausim balsavime, o be mūsų, pasakė, balsų tavęs išmesti Seimo nepakaks, staiga slapčia susitarė su valdančiai dauguma ir konservatoriais, mes išgelbėsim Gapšį, tegul sėdė kalėjime, bet lieka Seimo nariu, bet tave aukojam. Tai akivaizdus buvo susitarimas ir tai ne pirmas. Ir dar vienas dalykas, tai aš turiu tokią informaciją, kad Mazuronis tapo Seimo pirmininko pavaduotojo va šioje kadencijoje nelabai suderins net su partijos linija. Aš tokių kalbų girdėjau, gal jie būti nepagristi, bet man tokių, kad tarp jų yra sandorių ir kad jie žaidžia tokius nešvarius žaidimus, darbiečiai, faktas akivaizdus. Petrai, ir ačiū Dievui, kad jie tai padarė, nes jie patiesė tau raudoną kelią tiesa į Europarlamentą. Tu turėsi ten daugiau svertų. Sprendė, aš noriu tuo tikėti. Nes jisai bus greta iš tikrųjų tų politikų, žiūrėk, Europos politikų, kurie turės labai didelį įtaką. Tik tai nepulkit, žinai, dabar viskas daug sudėtingiau yra. Tos pergalės, žinai, reklamuoti, bet iš esmės netgi ir vienas žmogus, turėdamas pažiūros, gali atlikti daug veiksmų. Žinoma, aš tau to linkiu. Ačiū. Žinoma, aš tau to linkiu. Per pusvalandėlę mes jį ir perlaužėme. Perauklėjom truputį. Nieko, čia jūs tiesiog reikia nuo to jūsų entuzijazmo skiepyti. Ne, tai mes... Veryginėms... Lietuvoje reikia verkti dėl visko. Žiūrėk, Petrai, išėgo. Ko verkti? Neverkti reikia, dirbti reikia. Ja. Taip, o ką jisai daro? Jisai tą ir daro. Laimėti šitos rinkimus nebuvo lengva. Petrai, tai buvo jūsų... Laimėti šitos rinkimus ir dirbti yra 2 skirtingi dalykai. Reikia dirbti. Jūratė Martinkė rašo taip. Dauguma balsavo už Petrą kaip protestą prieš konservatininkų savivalę. Kaip dauguma jos pažįstamų sako, kad šitaip balsavo. Ir tai tiesa. Taip, ir va, tas protesto balsas, bet tas protesto balsas pas mus jisai suveikia kažkada tai. Tai dabar klausykit,
ką, aš tiesiog dar kreipiuosi į mūsų žiūrovus, pasidalinkite šito eteriu. Man atrodo, buvo visai smagu pasišnekėti ir pasiginčyti. Ir pasidalinkite ir palikite patiktukų ir visokių kitokių dalykų. Nebent dar norite ką nors pridurti esminio prie šitos situacijos. Aš pasakysiu, čia ir buvo debatai. Tik gaila, kad po rinkimų. Saudrinė.